Na ką, sveiki, kas mane prisimenat iš ankstesnių vlogų, grįžtu į YouTube kanalą, grįžtu su nauja tema. Už manęs yra mūsų namai, nauji namai, statybų etapas, kuriame buvo įvairiausių iššūkių. Ir šiandieną mano vlogas ir šitas video bus skirtas plytelėms. Ir kas buvo su mūsų plytelėmis? Keliausime į saloną ir papasakosiu galbūt plačiau apie pasirinkimus. Bet šiaip iš esmės buvo tokia situacija. Kokia situacija buvo su mūsų plytelėmis? Šiaip atsitiko taip, kad atėjo meistras, kuris turėjo ateiti šiek tiek vėliau, bet gavosi, kad jam rado laiko daugiau. Ir žodžiu, mums reikėjo išsirinkti plyteles ir gauti jas maždaug per 1,5 savaitės. Kas mūsų Lietuvoje dažniausiu atveju, tikrai, kas turite statybą, žinote, kad visur apskritai terminai, tiek plytelių, ten vinilo, grindų, nežinau, durų, visko tęsiasi maždaug ten 2-3 mėnesiai. Tai mažiausiai, ką laukti reikėjo, tai tarkim, pavyzdžiui, ten reikėjo laukti bent 3-4 savaitės. Mes tokio laiko neturėjom. Ką aš tada dariau? Ta prasme, pradėjau ieškoti pagal tiesiog įsivaizdavimus, vizualizacijas, Pinterestus, ieškotis plytelių, kokias man reikia plytelių, kokiu aš norėčiau. Mes turime 2 vonias, viena iš jų pagal viską yra be lango. Tai ją norėjau, kadangi jinai iš mūsų miegumo išeinant yra, tai aš norėjau tokio tamsesnio varianto, o kita buvo šviesesnis. Tai tokiu principu mes jas ir susivizualizavom patys. Tai kai mintyse susidėliojom visus vaizdus, keliavom per visus salonus, klausinėjom, klausėm, kokie terminai ir visur išgirdavom lygiai tą patį terminą, minimum 3-4 savaitės, kas mums netiko, nes tiesiog mums plytelių reikėjo čia ir dabar. Aišku, ne visą laiką nutinka tokių situacijų, bet kai nutinka tokios situacijos, tikrai norisi, kad kažkas pagelbėtų. Tai mes radome sprendimą ir dabar persikeliame į tą saloną, kuriame mes radome sprendimą ir papasakosiu daugiau apie mūsų pasirinkimus. Opa, atsiradom mes kur? Atsiradom mes Unideko salone. Šiandien mes einam į plytelių saloną Varduva ir aš noriu jums papasakoti, ką mes ten galim atrasti gero ir kaip mūsų beviltiška atrodo situacija pavyko išgelbėti. Ką aš galiu pasakyti? Ką mes čia atvažiavam daryti? Plytelės tai jau išrinktas. Visi mane pažįsta ir visi žino, kad aš be savo prikolų negaliu. Tai ir YouTube kanalą aš grįžtu irgi su prikolais. Kur mes atsiradom? Mes atsiradom Varduva salone. Plytelių Varduva salone. Kodėl mes čia atsiradom? Nes būtent šio salono dėka mūsų statybų vienas iš procesų nenuėjo šunė nuo dėgos. Nes mes gavom tokį įdomų prašymą ir ne tai, kad įdomu pasakyti, tiesiog buvo pastatyti prieš faktą, kad reikia plytelių čia ir dabar. Ir kad žinotumėt, visi plytelių salonai ir apskritai plytelės, ten apdailos medžiagos, jos pristatymų kiekiai, jos reikia užsakyti ir pristatymų kiekiai svyruoja 3-4 savaitės, o kartais dar ir iki 1,5 mėnesio. O tokio laiko pas mus nebuvo. Ką mes nusprendėm daryti? Tai mes nusprendėm su vyru tą patį savaitgalį paimti ir nuvažiuoti į visus įmanomus vietas, kur mes galim susirasti tų plytelių ir klausinėti, paprastai klausinėti. Pradėjau klausinėti per Instagramus, padėjau per Facebookus ieškoti per grupės, kur mes galim gauti tų plytelių čia. Ir jeigu išsirenkam šviesesnės plyteles, jos kaip ir yra, nereikia užsakinėti sandėlėje, reikia mes kiek jis yra, tai su juodom tada atsiranda problema, kad jas reikia užsakinėti ir laukti. Žodžiu, to laiko pas mus, zero. Arba kažką reikia suktis iš situacijos. Aišku, tobuliausias variantas, aš manau, taip, kad visą laiką reikia statybose pasiplanuoti tą dalyką. Statybose vyras mano yra daugiau toksai žmogus, kuris labiau, jisai ten visą užverda, o aš tas žmogus, kur gražiai plytelė, gražiai kaina, nesvarbu. Svarbu gražiai plytelė. Viskas. Mano kriterijai pasibaigė. Bet juokas juokais, iš tiesų buvo didelis iššūkis išsirinkti jas, nes didelė gausa ir būtent vienintelis salonas, kuris turėjo tokią didelę gausą ir tokią didelę gausą. Aš jau parodysiu, kokia yra gausa. Ateinam. O čia visas šitas salonas. Visas salonas pripildytas įvairiom plytelėm ir beveik visos iš jų
Žiūrėkit, parodo akcijų mėgėjai. Ir beveik visas plyteles jie turi sandėlyje. Ir kad jūs žinotumėt, visos tos plytelės, kurias mes užsakėm, mes maždaug po 4-5 dienų turėjom jau savo namuose. Jeigu jūs planuojat, aš manau, kad daugelis ten statosi namų su interjero dizaineriais, tarėtės ir planuojatės ir panašiai. Ir tos terminus žinot, nes ten virtuvė užsiskyti tikriausiai reikia prieš pusę metų. Nepagalvoju apie tai. O reikėtų, jeigu jau norėsit kažko ten labai super išskirtinių, yra tų plytelių, kurios yra užsakomas. Kalbėjau su Varduvos visais komunikacijos dalimi, tai konsultantai irgi sakė, bet yra tų plytelių, kurias jie pristato ir reikia, kad, pristatytų. Bet tas tarpas tikrai nebūna labai ilgas, ten savaitę reikia gal palaukti. Aišku, yra galbūt ir plytelių, aš nežinau, kažkokių super išskirtinių, kurios ten reikėtų kažkiek daugiau palaukti. Tai pirmą kartą mes atvažiavom su vyru, antrą kartą aš nesu svarstyklės, mano zodiako ženklas svarstyklės, bet žinokit, man taip sunku buvo apsispręsti, atrodo, kuo daugiau yra kažkokį didesnis pasirinkimas, tuo man atrodo, man yra sunkiau, mane pradeda kratyti nuo to, ką čia išsirinkti. Tai kadangi buvo 2 kriterijai, viena vonia tamsi, nes yra be langų, kita su langu yra šviesi, norėjusi ne geltono atspalvių plytelių, norėjusi kažką švelnaus, bet kažką estetiško, žodžiu, žinot, moteriški dalykai, ten gražaus, estetiško. Lifehackas. Pridėjau plauką. Žiūriu, nesimato. Važiuojam, Jessica. Tiks plytelės. Figenai. Nežinau, kam skambesys reikalingas plytelėse, bet tipo, okei. Tas plytelių mūsų pasirinkimas, vyko per 3 kartus. Aš pirmą kartą atvažiavom su vyru, antrą kartą aš atvažiavau viena, nes norėjau dar pasidėlioti derinių, užknisau Varduvos konsultantą, tai Žirina, atsiprašau, nes aš tikriausiai tai jau 1,5 valandos ir negalėjau apsispręsti, ar šitas atspalvis man tiks, ar man šitas atspalvis netiks, tai už šitą labai atsiprašau. O, stojom prie mano plytelių ir viena iš akcentinių pusių šviesios mūsų buvo pasirinkta šitos 3D plytelės, tai mums labai jos patiko. Nebuvo lengvas, todėl kad jeigu paėmus netgi šviesią vonę, ne? Pasižiūrėkit, koks yra milžiniškas pasirinkimas. Ta prasme, pavyzdžiui, medžio imitacijos plytelės. Aš tai, pavyzdžiui, neatskirčiau, man tai tikrai labai gražu, bet man buvo mintis, kad aš turėjau pinterestinių nuotraukų. Mano problema buvo tai, kad kažkaip, ne tik mano problema, galbūt ir mes problema buvo tai, kad buvo pasakyta, čia ir dabar mums reikia tų plytelių, ar ne? O kai mums čia ir dabar reikia tų plytelių, tai interjero dizaineris nebus toks žmogus, kuris čia ir dabar pasakys. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kadangi aš dirbu video komunikacijoje ir su Instagramu, su viskuo, aš tikrai esu dirbus kokiam 5-6 interjero dizaineriam ir kiekvienas dalykas, kas susijęs su interjeru, apskritai su meniniais dalykais, mes turim pajausti, ar mums tinka šitas jo stilistika ar netinka. Ir tuo metu visi buvo užimti ir visi tikrai geri, nieks negalėjo tuo momentu mums pagelbėti, kad bent jau įsivaizduoti, perkelti mūsų tą viziją į šitą ir mes turėjom pasitelkti savo fantaziją ir viziją ir visą tai, ką suradau Pinterest, perkelti į plytelių salono paieškas. Ir įvyko taip, kad įvyko ir aš tikrai pasirinkimų dabar tiesiog esu labai patenkinta, todėl kad vėl pasikartosiu, užknisau konsultantą, nes parodžiau nuotraukas, parodžiau Pinterest, gal kokias šviesios vonios, kokias 7-8 nuotraukas ir man žmogus sako, kad, žinokit, jos yra visiškai skirtingos vonios su akcentinėm skirtingom sienom ir aš tokia, o man jos visos šviesios, gražios, tarsi aš noriu kažką panašaus, bet ką aš norėjau tiksliai nežinau, tai ir viskas gavosi tai, kad mes užtrukom, patys dėliojomės, pasiėmėm šitą plytelę, tada pridėjom apatinę, o gal mes su akcentu darom, o gal mes be akcentų darom ir įsivaizduoti, aišku, aš esu tik už tai, kad rinktis interjero dizainerius, bet kuris atlieptų jūsų poreikius, kuris atlieptų visus jūsų požiūrį, pasitikrintumėt, ar jums čia tinka, netinka, pasižiūrėtumėt darbus, viskai komunikacija man labai svarbu, darbai, visas tas dalykas ir tada paderinti tą vaizdą, kuris jums būtų optimaliausias ir geriausias. Ir tuo momentu jau tikrai daug lengviau tampa derinti tas plyteles tarpusioje, o ne,
čekinti Pinterestus ir po to nešti ir sakyti, aš noriu tokios vonios. Galima taip daryti kaip aš. Kai dega užpakalis, biškutį degė ir... Bet mus išgelbėjo. Varduva mus išgelbėjo, ką aš galiu pasakyti. Kokius kainus. Turėjom kriterijų vieną iš to, kad 7 eurų už kvadratą, nesinorėjo mokėti, ar ne? Aišku, aš sutinku su tuo, kad yra skirtingi variantai, yra skirtingi segmentai, bet dar vienas iš tokių visai pliusų, kad to kaina buvo tikrai, logiškai adekvati. Aš nežinau, jūs galima važiuoti, ieškoti įvairiausių. Aš su apdailos medžiagomis tikrai esu nemažai dirbusi ir ieškojusi ir panašiai. Ir tos kainos, plius minus reikėjo įsivaizdavimui. Bet jūs turite žiūrėti, kas jums atitinka. Ir kas man labai gerai buvo, kad mes pasakėm ten kvadratūrą, pamatavom, viskas suskaičiavo, mums supakavo, viskas atvežė iki vietos ir mums nereikėjo šito dalyko rūpintis. Ar kalbam apie trendai plytelės. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu šito dalyko, trendai taip ateina ir išeina, man atrodo visi mes šitą dalyką suprantam ir man atrodo reikia rinktis, nes aš esu tas žmogus, žinokit, aš nagus nusilakoju ir jeigu man tas spalva nepatiks, aš jau išeina, tai žinok, nervuosius ir ateisiu ir pasakysiu pasvatį, prašau, plys, perlakok man šitos nagus. Tai kalbant apie plyteles, man ir buvo tos labai sunkus pasirinkimas, todėl kad aš supratau, kad aš į tą vonį užeisiu ne vieną kartą per tą pačią dieną. Ir man reikėjo tokių plytelių, kad, ir rūpintis reikėtų, aš jau, tai rinkausi nebe blizgės, bet blizgus man žiauriai gražiai atrodo. Bet reikia pažiūrėti praktiškumo pusę. Praktiškumo pusė, blizgus, plytelės, prastesnis variantas, nes matosi daugiau visokių tendemių. Matinės plytelės. Čia yra matinės su struktūra. Mes pasirinkom tokias, biški struktūruotas plyteles, plus miksavom, galėsiu parodyti, kaip visas tas vaizdas atrodo vienoj suklijuotoj vonioj. Ir akcentinė mes sieną turėjom, nes su apšvietimu labai gražiai atrodo šitos plytelės. Čia, aišku, apšvietimas, galbūt ne tas, nes pas mus šita zona išklijuotas maždaug 2-3 metrai ploto vonioj. Mintyse pieškit, mes čia kabinsim veidrodį, kuris bus su apšvietimu lediniu. Ir labai gražiai išryškės tos 3D. Ar žiūrėkit parametrus, nes būna gamintojai, itališkos plytelės yra, ispaniškos plytelės. Žinokit, kad tam tikrai išmatavimai, pavyzdžiui, čia paimkime išmatavimus, mes turim šiam 1,20 m, čia yra standartinės plytelės, tos tokios kaip šitos. O yra, kad ten šiam metro, ten 22 cm ir kad ten įpjovimai, visi dalykai, pasidomėkit šitais dalykais. Nes kai žmonės, pavyzdžiui, man patiko šita plytelė šitos kolekcijos ir visa mūsų kita plytelė šitos vonios, čia tik akcentinė siena, o kita plytelė šitos vonios pas mus yra iš kitos kolekcijos, ne iš šito gamintojo. Ir reikia sutikrinti visus išmatavimus, kad klijuojant estrui neatsitiktų taip, kad nesueis kažkokie ir reikės tas plytelės pjausyti po centimetrą ir panašiai. Tai pasitikrinkit visus šitos dalykus. Kalbant apie tekstūrinės plyteles, tai tų įvairiausių kažkokio tešelį formos, man šita plytelė labai patiko ir ko, man žiauriai gera, bet aš pato pabijojau, kad man gali labai atsibosti šitą plytelę, bet labai gražiai plytelės, tokia galbūt vieną akcentinę sieną padaryti. Aišku, tos tokios kaip terazo plytelės, labai nemažas pasirinkimas, trendinės marmuro plytelės. Man jos buvo labai gražios, šita kolekcija, nes jos yra tokios kaip marmuras įrėžtas, visiškai labai natūraliai gražiai atrodo, kokią akcentinę sieną padaryti, šviesesnė, tamsesnė, nes aš ir galvojom, kad ne tą turinę plytelę imti 3D, o šitą daugiau padėti kaip akcentinę, bet po to kažkaip persigalvom ir pasilikom ties 3D. Tai kaip visiškai netyčia užėjimas ir kamantinėjimas ir ieškojimas per visus ten galus, kur galima rasti plytelių čia ir dabar, privedė mūsų prie Varduvos salono ir mes tas plyteles gavome ir viskas buvo pristatyta greitai ir aš to be galo džiaugiuosi, kad, pakentė mane konsultantas ir paaiškino viską ir tiesiog padėjo susidėlioti tas derinius, kad tai būtų protingai,
nes, vyram išlaikyti 1,5 valandos promoterį, gal šitą, o gal šitą. Ir aš tikrųjų nemeluosiu, aš dar grįžus namo, dar vyru rodžiu, o gal mes šitą plytelę imsim, nors jau užsakėm, bet žodžiu, džiaugiuosi tikrai dabar pasirinkimu, lauksim, kol suklijuos mūsų tamsią vieną vonę ir mes jau galėsim matyti plius minus kažkokį rezultatą. Aišku, galutinis gražus rezultatas, kada pas mus matysis? Pas mus matysis su baldais, su apšvietimu, bet jau dabar į pats vonios kambarys įgauna kažkokį jau vaizdą, kai jau tos plytelės bent jau yra išklijuotos. Na štai sugrįžtame į namų erdvę. Tai dabartiniai mūsų vonios kambariai yra tokiam neužbaigtam etape, todėl kad nėra baldų, bet plytelės išklotas ir mes rezultatu esam daugiau negu patenkinti, todėl kad pasijungs dar ir apšvietimai, veidrodžiai, kurie dar labiau papildys visą tą atmosferą, bet dėl šviesios vonios plytelių ir lygiai taip pat dėl tamsios vonios plytelių iš meistrų, kurie atkeliauja tiesiog daryti kitų darbų, ar ten būtų grindys, ar būtų lubos, gauname tikrai nemažai komplimentų apie tai, kad plytelės labai gražiai struktūrizuotos, gražios, atrodančios, tai žodžiu, pasirinkimu esam be galo patenkinti. Tai pasižiūrėkit terminus, pasižiūrėkit plytelių storius, nes storis turi tikrai labai didelę reikšmę, todėl kad pas mus, pavyzdžiui, su grindimis buvo irgi toksai klaustukas ir klausimas apie grindis galbūt pasidalinsiu kitoje serijoje, bet su grindimis pas mus nutiko tai, kad mes vinilas plonas, plytelė storesnė ir reikėjo tai apgalvoti prieš tai. O kaip ir minėjau salone, tai jeigu ir darote su interjero dizaineriais, turėkit tą visą laiką atsiskirkit tas emociškai, ar jums eina, ar jums patinka tas vaizdas, ar jums nepatinka tas vaizdas, visą laiką kalbėkite, komunikuokite, tikrai gali būti įvairiausi, kad vienas žmogus turi vieną matymą, kitas žmogus turi kitą matymą, labai dažnai tai nutinka, pavyzdžiui, vyro matymas yra vienas, ką aš norėčiau, ačiū Dievui šį kartą viskas sutapo, tiek šviesiai voniai, tiek tamsiai voniai, mes gavom bendrinį gerą labai rezultatą, bet atkreipkite dėmesį į savo poreikius ir kas liečia vonios plyteles, apskritai vonios išdėstymus, jeigu darotės projektą, tai gerai turit labai viską apsigalvoti. Su baldais, su elektros lizdais, kurie bus pritaikyti veidrodžiams, kurie bus pritaikyti LED apšvietimui, kriauklės, kranai ir visi kiti dalykai. Tai prasme, labai daug reikia padaryti, vos net tokiam nuliniam etape, kai jūs nieko neturite, jūs turite žinoti beveik viską centimetro atstumais, ką jūs turėsite ir kokią ten kriauklę dėsite, kokia jinai ten bus pločio, ilgio ir panašiai, kad viskas susidėliotų teisingai. Tai vat, žodžiu, su šia tema plytelių kol kas atsisveikinu, galutinių rezultatų aš būtinai pasidalinsiu ir bus tikrai antra dalis apie plyteles, kokias mes plyteles parodysim jau pilname vaizde ir susimatome kitose dalyse mūsų statybų.